Prašau, jūs savo medžiagą, tai yra ta informacija, kuri susijusi su tom nelaimėm, jūs perdavėte Amerikos lietuviams? Taip, kadangi, suprantate, tas Drąsiaus, tas laiškas niekur, ta visa jo kelionė iki mirties, tai mums tai buvo kaip kokia stotelė, o mes dabar tęsim tą Drąsiaus kelią. Ir mūsų judėjimas pasivadino Drąsiaus keliu ir mes platinam visur tą Drąsiaus, tą visą istoriją, tą visą neteisybę, kur kaip jis kreipėsi į teisėsaugą, ten kiek pareiškimų rašė. Kiek parašė pareiškimų? 51 liktai, kiek kartų mergaitė ekspertizė daryta. O kiek ekspertizė daryta? 4 mergaitės psichologinis, psichiatrinis, ten tos visokios ekspertizės darytos. Kodėl Stankūnai, viskas, tokia dabar išleidom bukletą kaip ir anglų, ir prancūzų, ir vokiečių, rusų kalbom. Ir supažindysim visą, kadangi atvažiuoja ir žurnalistai Lenkai. Atvažiavo, kai buvo, kaip tik tėvų diena, buvo atvažiavęs žurnalistas man berods iš Anglijos, ar ne? Ir jisai, gal kinų tautybės, tas žurnalistas, ir jisai, žinot, sunku nupasakoti ir reikia daug laiko ir tiesiog, tai mes darom tokį bukletą ir leidžiam. Duodam tiesiog susipažinti su šitą istoriją. Nes tai labai liūdna istorija, nes ta istorija ne tik Lietuvoje čia taip atsitikę. Ir ta pedofilija, jinai po visą pasaulį išplitus ir už tai žurnalistai ir visų šalių domisi. Nes, sakau, kaip ir sakiau, kad pedofilija neturi sienų kaip gripas, jinai plinta. Jau ten, kodėl Rusas ir važinėja į Lenkiją, į Latviją, tai manoma, kad tie ryšiai kažkada, kur buvo užplatinti ir buvo paviešinti Latvijoje, tai jie turbūt ir tie patys čia ir yra. Bet Latvijai lyg tai geriau, tvirčiau ten susitvarkė su pedofilija? Matyt, tvirtesni Latvijai, gal tvirčiau ėmėsi, gal mažiau ta teisėsauga tokia padoresnė. Teisėsaugo daugiau buvo sąžiningų žmonių. Taip. Į tą Latvijos pedofilijos skandalą, taip, ten galbūt nebuvo normaliai ištirta iki galo, tačiau bent jau, kadangi buvo sudaryta jų laikinoji Latvijos Seimo komisija, jinai bent jau labai aiškiai įvardijo dalį taip vadinamų įtariamųjų. Tarp jų tarpe buvo labai garsių politikų, tai yra tuometinis premjeras Andris Škerė ir vienas iš labai įtakingų ministrų Valdis Birkavas ir mokesčių inspekcijos vadovas Sončikas, vienas buvęs vidaus reikalų ministerijos valdininkas, kitas dar dirbęs tuo metu ir kitieji asmenys. Dėl rezultatų, taip, buvo nuteisti 3 to vadinamo pedofilų klano nariai, tiesa, jie galbūt buvo taip vadinami antraeiliai nariai, tačiau vis tik nuteisti, įkalinti ir atbuvo įkalinimo bausmę. Šiuo atveju Lietuvoje mes dar nematom to tokio proveržio, tai yra nėra neįvardytų narių, aiškiai nuteistųjų, kaip matom, irgi neturime dar, tačiau, man atrodo, žvelgiant į Latvijos pavyzdį, ko gero ir Lietuvoje labai praverstų kokio tai lygio, aš nežinau, ar tai Seimo, ar tai ne Seimo kažkokia tai komisija, būtent ta komisija, kuri tirtų visą šitą bylą, kadangi yra įrodyta pasauliniai pavyzdžiai, be tokių tyrimo komisijų sudarimo reikalai kartais tikrai sunkokai jūs. Ar susidomėjimas užsienio žurnalistų šia byla didelis? Taip, didelis, būtent labai palaiko. Ir Norvegijos, buvo žurnalistai Lenkijoje, labai domisi. Ir jie ten buvo ir net kažkokie rašytojai atvažiavus, kad pasidomėti jo kaip asmenių Drąsiaus, nori kažką tai rašyti. Ir iš Vokietijos buvo, iš didelių, reiškia, dienraščių žurnalistai irgi atvykę. O Amerikos tai lietuviai labai domisi šito. Amerikos išeiviai lietuviai, jie labai pasipiktinę. Bet pažiūrėkit, kaip dabar vėlgi, įdomu, kas ūsų dabar visai nustatys, gal vėlgi tas Paliulis nepakeičiamas ekspertas. Nes mergaitės, jis darė Drąsiaus Kedžio ekspertizę, niekam neleidus ten vienas. Mergaitė, kai buvo raidos centre, atvažiavo irgi apžiūrėti tas jau specialistas Paliulis. Dabar klausimas, gal jis tų bylų specialistas, gal ir Andriaus mūsų apžiūrą darys jisai. Ir vėl turbūt be jokių kitų ekspertų, tik tai vienas susidaręs. Mes taip spėjam. Paliulis beje buvo Pociūno bylos, tai yra tyrimo ekspertas, taip kad iš tikrųjų nepakeičia. Nes mergaitė, tai jisai atvažiavo į tą vaikų raidos centrą, jau 7 dieną, ten buvo ir Venckienė jau pasėliukus neišėjo, kadangi tos mergaitės neatidavė.
Tai prokuroras turbūt Šileika atsivežė Paliulį, o ta mergaitė, žinot, kadangi jinai jau buvo prievartauta, tai jinai spiegti ir nesileido apžiūrima ginekologų Paliulių. Tai jisai, matot, labai jau toksai patikimas tuose sluoksniuose specialistas.